Sveiki! Šiandien apžvelgsime, kuo ortodoksų bažnyčia Lietuvoje ir pasaulyje gyveno 2025 m. sausio mėnesį. Tarp svarbiausių įvykių Albanijos arkivyskupo Anastazo mirtis, buvusio Rusijos bažnyčios Vilniaus Lietuvos vyskupijos metropolito Chrizostomo mirtis, krikščionių vienybės savaitė Lietuvoje, naujas vyskupas Estijoje. Lietuva. Sausio 6 dieną mirė ilgametis Rusijos ortodoksų bažnyčios Vilniaus Lietuvos vyskupijos vadovas metropolitas Chrizostomas, po tarnystės pabaigos gyvenęs Vilniaus rajone. Ta proga užuojautą tikintiesiems išreiškė Lietuvos valdžios atstovai ir įvairių religinių bendruomenių vadovai, įskaitant Konstantinopolio visuotinio patriarcho egzarchą Lietuvoje tėvą Justiną Kivilo. Metropolitas Chrizostomas tarnavo Lietuvoje itin sudėtingų lūžinių metu, kuomet buvo ginama Lietuvos nepriklausomybė. Jis rėmė Lietuvos žmonių norą būti nepriklausomais. Sausio 13 ragino Rusijos karius nenaudoti smurto prieš taikius protestuotojus. Savo laiku metropolito drąsa suvaidino svarbų vaidmenį, stengiantis integruoti Vilniaus Lietuvos vyskupiją į nepriklausomos Lietuvos gyvenimą. Jis rinkosi tai, kas buvo naudinga bažnyčiai čia Lietuvoje, net ir žinodamas, jog ir čia tikinčiųjų tarpe ir Maskvoje ne visi patenkinti tokia jo pozicija. Dienraščio bernardinai.lt straipsnyje kunigas Vitalijus Mockus prieš beveik 30 metų gavęs kunigystės šventimus iš metropolito Chrizostomo ir dirbęs jo sekretoriumi, dalijosi prisiminimais bei pasakojo, kad dėl metropolito pozicijos būdavo žmonių, kurie pradėdavo šaukti ant jo per pamaldas, taip pat buvo apšaudyta vyskupo rezidencija. Šitaip nepalūždamas metropolitas Chrizostomas sukūrė Lietuvoje palankės sąlygas ortodoksų bažnyčiai. Prisiminimais apie metropolitą LRT Plus laidoje Tikėjimas ir gyvenimas pasidalino ir kitas buvęs jo sekretorius kunigas Vladimiras Selevko. Kita sausio naujiena taip pat susijusi su metropolitu Chrizostomu. 2005 m. sausio 23 kunigas Vitalijus Mockus gavo metropolito Chrizostomo leidimą atlikti pirmasias po ilgo laiko ortodoksų pamaldas lietuvių kalba. Nors pirmasis dieviškosios liturgijos vertimas į lietuvių kalbą buvo atliktas dar XIX amžiuje, sovietmečiu lietuvių kalba dievogarboje nenaudota ir pamiršta. Kartu su pagalbininkais kunigas Vitalijus Mockus parengė atnaujintą liturginių tekstų vertimą, o diakonas Viktoras Miniotas parašė natas. Ir tai prasidėjo lietuviškų pamaldų atgimimas. Kažkur nuo 2014 metų prie vertimo darbų prisijungiau ir aš, kunigas Gintaras Sungaila. 2023 metais mūsų komanda išleido Švento Jono Auksaburnio dieviškosios liturgijos tekstą. Per daugiau nei 10 metį parengėme daug ir kitų svarbių ortodoksų knygų, vertimų, tekstų bei natų rinkinių. 20-mečio proga Švento Leoncijaus koplyčioje Vilniuje buvo surengtos trumpos pamaldos, po kurių susirinkusieji prie arbatos puodelio dalijosi prisiminimais. Ir vėlgi, kaip ir kova už Lietuvos nepriklausomybę, taip ir lietuviškų pamaldų pradžia buvo nelengva. Buvo daug prieštaraujančių šiai iniciatyvai, bet metropolito Chrizostomo ir kunigo Vitalijaus Mockaus drąsa, kantrybė bei ryžtas leido lietuviškai dievogarbai įleisti šaknis. Šiandien Konstantinopolio patriarchato Lietuvos egzarchate kiekvieną sekmadienį lietuvių kalba meldžiamasi dviejose miestuose – Vilniuje ir Kaune. Lietuviškai pasiekėme daug dvasinių knygų, ortodoksų katekizmas, maldynai. Karts nuo karto lietuviškai tarnaujama ir kitose Lietuvos miestuose. Kadangi egzarchate taip pat naudojamas naujasis liturginis kalendorius, tai yra šventos kalėdos švenčiamos gruodžio 25 dieną, tai švenčiant lietuviškų pamaldų 20-metį galima drąsiai sakyti, kad Lietuvoje galima praktikuoti ortodoksų tikėjimą, neišsižadant savo tapatybės ir Lietuvos tradicijų. Sausio 13 dieną Lietuvoje buvo minima Laisvės gynėjų diena. Ta
Ta proga Lietuvos egzarchato kancleris kunigas Vitalijus Mockus dalyvavo minėjime Seime. Taip pat vadovavo pamaldoms Švento Leoncijaus koplyčioje, kuriuose melstasi už žuvusius laisvės gynėjus bei už mūsų šalį Lietuvą. Sausio 19-ąją minėtos 1863–64 metų sukilimo metinės prezidentūros renginiuose ortodoksus taip pat atstovavo kancleris Vitalijus Mockus. Sausio 18–25 dienomis Lietuvos krikščionių bendruomenės minėjo maldos už krikščionių vienybę savaitę. Ta proga ortodoksų bažnyčios dvasininkai ir pasauliečiai dalyvavo įvairiuose ekumeniniuose renginiuose. Sausio 21 dieną Kaune maldoje už krikščionių vienybę Lietuvos krikščionis ortodoksus atstovavo kunigas Vitalijus Mockus. Sausio 23 Vilniuje kartu su skirtingų konfesijų baltarusių bendruomenėmis meldėsi ir mūsų bendriją atstovavo kunigas Aleksandras Kuchta. Sausio 25-ąją Tauragėje bendroje maldoje iš ortodoksų pusės dalyvavo kunigas Georgijus Ananjevas. Sausio 25 Vilniuje su kitų krikščionių bendrijų atstovais meldėsi kunigas Vitalijus Mockus. Estija. Sekmadienį sausio 12 Konstantinopolio patriarchato Estijos ortodoksų bažnyčioje Pernų mieste Viešpaties Atsimainymo metropolinėje katedroje buvo įšventintas naujasis Hapsalos vyskupas Damaskinas, pagal kilmę suomis, priklausantis Atono kalno Ksenofonto vienuolyno brolijai. Naująjį vyskupą įšventino Talino ir visos Estijos metropolitas Steponas. Šventimuose dalyvavo visuotinio patriarchato hierarchai, Smirnos metropolitas Baltramiejus, Švedijos metropolitas Kleopas, Šveicarijos metropolitas Maksimas, taip pat graikų bažnyčios vyskupai metropolitai Ignotas, Joelis ir Grigalius. Liturgijoje dalyvavo ir Atono kalno šventųjų vienuolynų abatai, Ksenofonto vienuolyno archimandritas Aleksijus, Pantokratoro vienuolyno archimandritas Gabrielius. Naujasis vyskupas Damaskinas nepaprastai išsilavinęs žmogus, poliglotas, laisvai šnekantis daugybę kalbų, turintis teologijos mokslų daktaro laipsnį, be teologijos dar studijavęs bažnytinę muziką ir klasikinės kalbas. Gimęs 1985-aisiais, vienuoliu tapo 2016, o kunigu 2018 metais. Jis dėsto įvairiuose pasaulio universitetuose, tarp jų ir Estijos ortodoksų teologijos institute, taigi jis pažįsta ir estų kalbą ir kultūrą. Estijos apaštališkoji ortodoksų bažnyčia yra autonominė bažnyčia Konstantinopolio patriarchato sudėtyje. Joje iki paskirimo į Lietuvą tarnavo ir Lietuvos egzarchas Justinas Kivilo. Albanija. Sausio 25 dieną, sulaukęs 95 metų, mirė jo palaimintybė Tiranos Durės ir visos Albanijos arkivyskupas Anastazas, Albanijos ortodoksų bažnyčios primas. Jo laidotuvės įvyko sausio 30 dieną Tiranoje. Atsisveikinime dalyvavo ortodoksų patriarchai ir įvairių kitų religinių bendruomenių atstovai, taip pat Albanijos ir Graikijos politikai, daugybė tikinčiųjų. Arkivyskupas Anastazas gimė 1929 metais Graikijoje, studijavo teologiją Atėnų universitete, po to tęsė humanitarinės studijas Hamburgo ir Marburgo universitetuose, įgydamas mokslų daktaro laipsnį. Jis specializavosi religijų istorijoje, afrikanistikoje ir ortodoksų bažnyčios misijinėje veikloje. 31 tapęs dvasininku, netrukus buvo pradėtas siųsti į Afriką, kur nuo 1981 10 metų vyskupavo. 1991 metais po komunistinių režimų žlugimo visuotinis patriarchas Baltramiejus vyskupui Anastazui patikėjo ypatingą misiją – atkurti komunistų faktiškai sunaikintą Albanijos ortodoksų bažnyčią. Anastazas buvo paskirtas pirmuoju atkurtosios Albanijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios arkivyskupu. Po daugelio metų, kai religija buvo draudžiama, o dvasininkai ir tikintieji buvo persekiojami, kai šalyje nebuvo likę nei vieno ortodoksų vyskupo, bažnyčia ir vėl galėjo praverti savo duris.
Arkivyskupui Anastazui vadovaujant buvo atkurtos bažnyčios institucijos, pastatytos šventovės, kunigų seminarijos, organizuotas teologijos mokymas, socialinė ir kita veiklos. Taip pat daug dėmesio skirta ortodoksų bažnyčios Albanijoje integracijai į platesnę visuomenę bei santykius su kitų religijų atstovais. Naujai pastatytos bažnyčios prisipildė tikinčiųjų, buvo paruošta ir išventinta daugybė dvasininkų, Albanijos ortodoksai vėl tapo matoma ir gyvybinga bendrija. Dar būdamas gyvas, arkivyskupas Anastazas buvo vertinamas už savo istorinį indėlį į Albanijos bažnyčios atgimimą. Europos parlamentas. Sausio 23-ąją Europos parlamentas priėmė rezoliuciją smerkiančią Kremliaus režimo naudojimąsi ortodoksų tikėjimų geopolitiniais tikslais. Dokumente pabrėžiama, kad tokie Kremliaus veiksmai kelia grėsmę demokratijos pagrindams ir taikai Europoje. Ir visos Europos vyriausybės bei piliečiai raginami pasipriešinti šiam pavojui. Rezoliucijoje pažymima, kad siekdamas pateisinti savo imperialistinę politiką, Kremliaus režimas klastoja Europos istoriją ir siekia reabilituoti totalitarinį Sovietų Sąjungos režimą. Dokumente ypatingas dėmesys skiriamas krikščionių ortodoksų tikėjimo panaudojimui šiuose procesuose. Europos parlamentas pabrėžia, kad Kremliaus režimas Maskvos patriarchatą paverčia poveikio rytų Europos ortodoksams priemonę. Rezoliucijos 12 punkte teigiama: Europos parlamentas smerkia Maskvos naudojimąsi krikščionių ortodoksų religiją geopolitiniais tikslais, ypač naudojant Rusijos ortodoksų bažnyčią Maskvos patriarchatą, kaip įtakos ir kontrolės priemonė Ukrainos, Sakartvelo, Moldovos, Serbijos ir kitų šalių gyventojams ortodoksams. Atono kalnas. Vienuolinė Atono kalno bendruomenė oficialiai paskelbė apie naujas priemonės piligrimų skaičiaus ribojimui, kurios įsigaliojo nuo 2025 m. sausio 1 dienos. Pagal naujas taisyklės didžiausias skaičius piligrimų, kurios galima apgyvendinti Šventojo Atono kalno vienuolynuose ir vienuolinėse gyvenvietėse, bus griežtai ribojamas šitaip. Bendruomeniniuose vienuolynuose leidžiama apgyvendinti nedaugiau kaip 200 piligrimų per mėnesį. Kitose vienuolynuose nedaugiau kaip 50 piligrimų per mėnesį. Celėse nedaugiau kaip 20 piligrimų per mėnesį. Kvietimai turi būti išsiųsti į piligrimų biurą ne vėliau kaip 12 val. Dienos prieš piligrimų atvykimą. Draudžiamas didesnės nei 5 piligrimų grupės, išskyrus studentus, moksleivius, novicijus ar kariškius. Piligrimai bus leidžiami tik pagal kvietimus. Nakvoti vienuolynuose, iš kurių asmuo nėra gavęs oficialaus kvietimo, griežtai uždrausta. Per didžiąsias šventes bus leidžiamas tam tikras lankstumas, tačiau tik gavus Atono kalno piligrimų biuro leidimą. Kita Atono kalno naujiena: sausio 27-ąją mirė schierchimandritas Ambraziejus, bulgariško Zografo vienuolyno vyresnysis. Tėvas Ambraziejus gimė 1939 metais, studijavo Sofijos dvasinėje seminarijoje, o 73 metais kaip novicijus įstojo į Bačkos vienuolyną, kur po 4 metų davė vienuolio įžadus. 1981 metais vienuolis Ambraziejus buvo išsiųstas į Zografo vienuolyną Atono kalne. Tuo metu veikė Šventojo sinodo programa, kuria buvo siekiama išsaugoti bulgarišką šio vienuolyno pobūdį. 1997 metais, kilus tam tikriems neramumams brolijoje ir atsistatydinus ankstesniam vyresniajam Benjaminui, vyresniuoju buvo išrinktas diakonas Ambraziejus. Netrukus jis gavo kunigystės šventimus. Beveik 30 mečius tėvas Ambraziejus vadovavo Zografo vienuolyno brolijai. Dėl ilgametės vienuolinės patirties ir gilaus tikėjimo jis tapo dvasiniu globėju 10 brolių. Schierchimandrito Ambraziejaus mirtis didelė netektis Bulgarijos ortodoksų bažnyčiai ir visiems, kurie gerbė Šventąjį Atono kalną bei Šventąjį Zografo vienuolyną. Bulgarija.
Sausio mėnesį Bulgarijos aukščiausiasis kasacinis teismas davė leidimą įtraukti senojo kalendoriaus bulgarų ortodoksų bažnyčią į religinių konfesijų registrą. Priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Senojo kalendoriaus Bulgarijos ortodoksų bažnyčia tai pasaulinės bažnyčios požiūrių schizmatinė organizacija, atsiradusi po to, kai Bulgarijos bažnyčia kartu su dauguma pasaulio ortodoksų perėjo prie naujojo kalendoriaus. Dalis tikinčiųjų pareiškia, kad naujasis kalendorius yra eretiškas, todėl atsiskyrė į atskirą religinę grupę, nepripažįstamą pasaulio ortodoksų. Teisinis ginčas atsirado todėl, kad organizacija siekia užsiregistruoti šalyje pavadinimu Bulgarijos ortodoksų bažnyčia, tuo pačiu, kokį naudoja pasaulyje pripažįstama Bulgarijos ortodoksų bažnyčia. Po teismo sprendimo leisti registruoti senojo kalendoriaus schizmą kaip Bulgarijos ortodoksų bažnyčia, pasaulyje pripažįstamos Bulgarijos bažnyčios sinodas paskelbė pareiškimą. Sinodo nariai pareiškia, kad pavadinimas Bulgarijos ortodoksų bažnyčia Bulgarijos patriarchatas yra unikalus ir neturėtų būti kartojamas kitų religinių organizacijų pavadinimuose, net papildžius papildomais žodžiais, kaip, tarkim, senojo kalendoriaus Bulgarijos ortodoksų bažnyčia. Sirija. Sausio 27 dieną per nužudytojo krikščionio Luciano Hadado laidotuvės įvyko sukrečiantis įvykis. Per laidotuvių ceremoniją grupuotės Hayat Tahrir al-Sham kovotojai atėjo į bažnyčią ir privertė susirinkusius krikščionius prieš prasidedant krikščionių pamaldoms garsiai perskaityti Korano skyrių Sūrą al-Fatiha. Įsiveržėliai filmavo, kaip krikščionys skaito Korano skyrių ir įrašus išplatino socialiniuose tinkluose. Sūra al-Fatiha yra laikoma islamo esmę apibūdinančių tekstų, jos eilutės gali būti interpretuojamas kaip nukreiptos prieš krikščionis. Incidentas sukėlė pasipiktinimo bangą Sirijos religinėse mažumose. Tai buvo priimta kaip krikščionių žeminimas. Kuba. Australijos arkivyskupas Makarijus trečiadienį sausio 22 dieną atvyko į Kubą atstovaudamas visuotinį patriarchą Baltramiejų ir Konstantinopolio bažnyčią jubiliejaus iškilmėse, skirtose paminėti Švento Mikalojaus ortodoksų bažnyčios pašventinimo Kubos sostinėje Havanoje 20-metį. Šventovę Konstantinopolio patriarchui prieš 20 metų perdavė tuometinis šalies vadovas Fidelis Castro. Atvykus į Havanos tarptautinį oro uostą, arkivyskupą Makarijų pasitiko Meksikos metropolitas Jokūbas, kurį lydėjo Miros vyskupas Atenagoras ir Kubos vyriausybės atstovė ponia Leira Sančes Valdyva. Oro uosto priėmimo salėje įvyko trumpas pokalbis, kurio metu arkivyskupas Makarijus prisiminė istorinį ortodoksų bažnyčios primo patriarcho Baltramiejaus vizitą į Kubą 2004 metais ir perdavė padėkos žodžius poniai Leirai Sančes Valdyvai. Jungtinės Amerikos valstijos. Amerikos arkivyskupas Elpidoforas dalyvavo 47-ojo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos ceremonijoje. Inauguracija vyko Kapitolijaus rotondoje ir Emancipacijos salėje. Arkivyskupas taip pat dalyvavo nacionalinėje maldoje Vašingtono nacionalinėje katedroje. Ši tarpreliginė malda yra inauguracijos iškilmių dalis nuo Džordžo Vašingtono laikų ir suburė religinių bendruomenių vadovus melstis už Amerikos demokratiją ir tautos lyderius. Jūs klausėtės sausio mėnesio įvykių ortodoksų bažnyčioje apžvalgos. Primename, kad kiekvieną savaitgalį tinklalapyje ortodoksas.lt galite rasti smulkią savaitės naujienų apžvalgą straipsnio pavidalu. Tuo tarpu ši tinklalaidė išeina kartą per mėnesį. Naujienas parengė kunigai Georgijus Rojus, Vitalijus Dauparas ir Gintaras Sungaila. Skaitė Gintaras Sungaila. Prenumeruokite mūsų YouTube kanalą, spauskite patiktukus, rašykite komentarus, taip pat sekite įvykius tinklalapyje ortodoksas.lt. Iki susitikimo, sudie.